Čia retrospekcinė Kurto Voneguto jaunesniojo trumpųjų kūrinių paroda. Vonegutas tiesa tebegyvuoja, o Vonegutas esu aš. Kažkur Vokietijoje yra upelė, Vonė. Nuo jos ir kilusi neįprasta mano pavardė. Rašytojas esu nuo 1949 metų, savamokslis. Neturiu jokių rašymo teorijų, kurios galėtų praversti kitiems. Rašydamas tampu tuo, kuo matyt privalau tapti. Esu 6 pėdų ir 2 colių ūgio. Sveriu beveik 200 svarų ir esu nerangus, išskyrus tada, kai plaukioju. Šitas kolon gautas kūnas ir rašo. Vandenyje aš gražus. Mano vienintelis brolius. Už mane 8 metais vyresnis, puikus mokslininkas. Jos sritis debesų fizika. Jis vardu Bernardas ir yra daug sąmojingesnis už mane. Prisimenu laišką, kurį jis parašė parsivežęs į namus ką tik gimusi savo pirmagimį Piterį. Laiškas prasidėjo taip. Aplink vieni šūdai, o aš tik valau ir valau. Mano sesuo, vyresnė už mane 5 metais, mirė būdama 40. Ji irgi buvo 6 pėdų ir kokio angstremo ūgio. Buvo dieviškai graži ir gracinga tiek ant žemės, tiek vandenyje. Dirbo skulptorė, buvo pakrikštyta Alisos vardu, tačiau nuolat tvirtindavo esanti ne Alisa. Aš jai pritariau, visi pritardavo. Gal kada nors per sapną sužinosiu jos tikrąjį vardą. Jos priešmirtiniai žodžiai nieko neskauda. Tai geri priešmirtiniai žodžiai. Ja pražudė vėžys. Dabar matau, kad mano brolis ir sesuo bus suformavę 2 svarbiausias mano romanų temas. Aplink vieni šūdai aš tik valau ir nieko neskauda. Šioje knygoje pavyzdžiai kūrinių, kuriuos parduodavau tam, kad turėčiau iš ko gyventi, rašydamas romanus. Čia rasite privačios verslininkystės vaisių. Dirbau reklamos agentų General Electric kompanijoje, o paskui tapau laisvų lengvų skaitaliukų, daugiausia mokslinės fantastikos rašytojų. Ar mano moralinis veidas nuo tokio posūkio pagražėjo? Atsakyti nesu pasirengęs. Tai vienas iš klausimų, kuriuos užduosiu Dievui paskutiniojo teismo dieną. Taip pat koks tikrasis mano sesers vardas. Tai gali atsitikti, kad ir ateinant trečiadienį. Mano sesuo per daug rūkė. Per daug rūkė ir tėvas. Per daug rūkė motina. Aš irgi per daug rūkau. Mano brolis taip pat per daug rūkė, bet paskui metė, kitaip sakant, įvyko stebuklas maždaug kaip su tais duonos kepaliukais ir žuvimis. Kartą viename pusiau oficialiame priėmime prie manęs prieina tokia graži panelė ir klausia, ką pastaruoju metu veikiate? Atsakau, žudausi cigaretėmis. Jai pasirodė, jog neblogai pajuokavau. Man taip neatrodo. Manau, jog šlikštu šitai paniekinti gyvenimą, čiulpiant vėžinės tutelės. Maniškės vadinasi palmal. Tikrieji savižudžiai prašo palmal, diletantai pelmel.